Metimas per trumpas, visa laimė, kad Maikui Skotui tiesiai į rankas skrieja kamuolys. Marėjus. Na ir čia tiesiog beviltiškai išmaudytas Tomas Urbonas ir įspūdinį pažįstamą etapą, kuomet komandos didžiąją rungtynių dalį skirdavo 4 taškai. Marėjus čia prieš šį 2 varžovą yra Semas Marėjus, kaip smagiai žaidžia, atrodo ten. O čia naują ataką pradeda Šiauliai. Skotas. Vėl Skotas leidžia čia žaisti Semui Marėjui po krepšių. O Marėjus sukasi, tikrai nebuvo labai lengva. Jau senokai gydosi traumą ir yra pilvo raumens trauma ir tikrai tokia reta trauma. Jie praėjusiame sezone buvo patyręs Osvaldas Mačernis, kai negalėjo. Velniškai naudingas būtų dzūkams Arvydas Eitutavičius. Arba bent jau Giedrius Gustas. Semas Marėjus žemesnis už Tomą Urboną, bet techniškesnis ir staigesnis. Apskritai 7 sekundės, taigi laimės tik neaišku dar kokiu rezultatu, atrodo 60-49 dabar. Taigi Nevėžis iškovoja antrąją pergalę, Dzūkija lieka su 1-5, kaip ir Šiauliai. Šiauliai gali pakeisti tą pergalių statistiką. Kemeronas Jersas čia prie tritaškio linijos, jo prasiveržimas ir nepataikė, nors ir metimas buvo iš geros padėties. Su Šiauliai ataką tęsė Semas Marėjus po krepšių ir čia Dimša jį stumtelėjo. Galima sakyti ilgametis Šiaulių komandos žaidėjas, netgi kapitonu, kiek prisimenu, buvo ir buvo komandos lyderių. Tikrai labai kovingas žaidėjas ir žaidė Šiauliuose ir kalbėjo, kad tikrai labai malonu čia sugrįžti, bet vėlgi sugrįžti žaidimą Semas Marėjus grąžins. Jomantas. Marėjus. Ir Marėjus štai taip išsisuka, beje, o dabar jau Grantas Johnsonas rodo savo klasę. Taip minėjau, kad ne taip turėtų žaisti legionierius kaip Grantas Johnsonas iki tol Nevėžyje, bet šiandien jo pasirodymas tikrai puikus. 13 taškų ir labai svarbių momentų. Ir prie 3 taškų zonas Deividas Dudzinskis. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Skotas. Marėjus virpstė po krepšių ir gražus taškai. Jomantas. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Marėjus po krepšių ir atsidėkoja dabar Artūrui. Edvinas Jezukevičius ir Giedrius Gustas iš toli netaiklus metimas. Guščikas atkovojo kamuolį. Guščikas šiandien taškų nėra pelnęs, bet tikrai atlieka nemažai to juodo darbo ir kamuolius nusiima, atsitveria savo varžovus. Užtvarą stato, o čia pataikosi. Greitą puolimą perimus kamuolį. Nebijant ir atakuoti iš 3 taškų zonos, nors yra trenerių, kurie labai draudžia savo auklėtiniams mesti iš toli greitos atakos metu. Bet Gediminas Petrauskas nėra vienas iš tų strategų. Urbonas be pražangos gynėsi, bet Semas Marėjus. Šiauliečiai pirmavo pačioje mačo pradžioje, dabargi nauja rekordinė atžyma perdavimas. Miliai Iličiui adresato nepasiekė. Dar viena Lietkabelio komandos klaida, bando atiduoti kamuolį į baudos aikštelę. Semas Marėjus. Šiame sezone kol kas yra vienas komandos lyderių, vienas naudingiausių žaidėjų kol kas. Buvęs Šiaulių žaidėjas, beje, geras vyriausiojo Šiaulių komandos trenerio Gedimino Petrausko draugas. Pelno po 11,80 taško, atlieka po 4,40 rezultatyvaus perdavimo, atkovoja po 3 kamuolius. Tikrai kol kas puikiai statistika, o čia Marėjus paskutinė atakai. Reikėti Dudzinskį. Abu jie yra panašaus kūno sudėjimo, tačiau labai skirtingų pozicijų žaidėjai. Dudzinskis gali žaisti 4-5 numeriu, Marėjus iš esmės tik 5. Dabar būtent jis baudos aikštelėje ir jo metimą. Maitina savo komandos draugus rezultatyviais perdavimais. Jau Kingas yra atlikęs 2, pelnęs pats ir 2 taškus. Taip įvardyti, nes 10-14 rezultatas yra toks ir pastaruoju metu tikrai rungtyniauja abi komandos rezultatyviai. Rezultatyvę atkarpą žaidžia tiek vieni, tiek kiti. Paulius Dambrauskas. Jo perdavimas Guščikui. Marėjus. Vėl bandys 1-1 ir gražus metimas. Semas 65-67. Šiaulių gerbėjai taip pat girdimi. Jų tribūnose taip pat yra. Ne tiek jau ir daug, bet yra atvykusių. Aersas. Karolis Guščikas.
Simas Marėjus, 5 sekundės lieka, Simas Marėjus ir štai taip įveikia varžovo gynybą Simas Marėjus. Tiesa, Šiauliai gerokai taiklių meta 62 procentų taiklumas prieš 44 procentų taiklumą. Tiesa, tarkim, Dzūkija prametė 2 baudas iš 9, Šiauliai 2 prametė iš Rokas Giedraitis. Gražiausia šio vakaro rungtynių epizodo autorius. Čia Marėjus ir jo lengvi taškai, dabar suklaidina jis. Yra ir buvęs Nevėžio krepšininkas Gintaras Leonavičius, kuris dabar yra Šiaulių komandos kapitonas. Na, o kalbant apie komandos vyriausiai trenerį Gediminą Petrauską, jis prieš 4 metus, iki tol, kol atvyko į Šiaulius, dirbo Nevėžio komandoje, o čia taiklų besigindamas, bet netiek jau ir daugiau. 3,9 gynyboje ir puolant 3,3. Tikrai labai kovingas šis egiptietis. Nepaisant to, kad nėra pats aukščiausias vidurio puolėjas Lietuvos krepšinio lygoje, bet tikrai labai sėkmingai kovoja, o čia tų pertraukėlių nereikėjo nei Gediminui Petrauskui, nei Ramūnui Cvirkai, tai Cvirka gana greitai antrajame ketvirtyje jų 2 paprašė. Gediminas Petrauskas taip pat jo komanda dėl širdies problemų ir jo taip pat Nevėžyje nebėra. Maiko Skoto perdavimas, Simas Marėjus, gražus taškai, graži buvo Šiaulių komandas šiuose rungtynėse yra bėdų su jomis. Neveikia kairėje pusėje esančios, dešinėje pusėje atrodo, kad veikia ir ta, kuri skelbia krepšininkų pražangas ir taškus, na, taip pat ir ta, kuri skelbia likusį laiką, o čia Simas Marėjus pelno tokiai skirto laiko pabaigos, čia tolimas šūvis iš krašto netaiklus, atkovoja kamuolį Gintaras Leonavičius. 6:15 lieka iki antrojo kėlinio pabaigos, čia Marėjus ir Marėjus krauna kamuolį iš viršaus, 4 taškai iš eilės ir iš karto kelia nuo atsarginių žaidėjų suolo Maiką Skotą ir Cameroną Airsą, Šiaulių vyriausiasis treneris. Dambrausko puikus perdavimas yra Simas Marėjus. Liečiai pramuš tolimus metimus, liaudiškai tariant. Tokiu atveju Lietkabeliui niekur nebebus kur trauktis ir teks pereiti prie kitokios gynybos. Kol kas tas susispaudimas po krepšių bent jau neleidžia Šiaulių komandai dominuoti baudos aikštelėje. Skotas bando inicijuoti žaidimą 1 prieš Pavkovičių ir čia 2 taškai su... Daug aštrumo prideda puolimui ir gal nėra labai geras snaiperis, bet jo prasiveržimai yra stiprioji pusė ir nebejotinai. Tai pagrindinis žaidėjas ir aikštę matantis gerai, nebereikalo ir kontraktą dar vis turi su Vilnius. Šiaulių gretose šį sezoną nemažai. Kroatas, egiptietis ir 3 amerikiečiai. Juventus savo to leisti negali. Tvarkaraštis įtemptas, žaidžia Utenos klubas antrajame Europos taurės etape ir ten... Šiauliečius atakuoti iš toliau. Na, Šiauliai nėra pati taikliausia lygos tritaškininkė ekipa ir to puikus įrodymas šios dienos rungtynių statistika. Pataikė tik 4 sykius iš 18 bandymų. Gedimino Petrausko auklėtiniai, čia Simas Marėjus, jo 2 taškai. Sakyti, kad nėra ir jis gali žaisti pilna jėga, treniravosi pilna jėga ir šiandien padeda savo komandą ir pradėjo rungtynės startinėme komandos penkete. Cameronas Arsas. Simas Marėjus laiku išmeta Kupšo sąskaitoje pirmieji taškai, 11-8 pirmauja Nevėžis. Davidas Dudzinskis. Cameronas Arsas, perdavimas ir 2 gražus taškai, Airso rezultatyvus perdavimas. Vėsdauskas pelno jau 10 taškų, tokios atrodo, kad visai neblogos formos yra darius pastaruoju metu. Sužaidė ir tiesiog geriausias sezono rungtynės netaip jau ir seniai. Sustabdyti Sanimlėjų ir ko gero tai yra specialios užduotis Eivydui Maloščiakui, būtent gynyba prieš Sanimlėjų, prieš labai nediduką žaidėją ir manau, kad todėl Gediminas Petrauskas. Atmestas kamuolys atgal ir Cameronas Arsas, gražus perdavimas, 2 taškai, kuriuos pelno. Šiame ketvirtyje labai sunkios Šiauliams ir į žaidėjų pasirodymas yra labai didelis faktorius šiandien. Simas Marėjus, kaip aukštai ir... Černio tai tik pirmoji asmeninė pražanga. Jomantas.
Semas Marėjus, gražiai čia sužaidžia Semas Marėjus. Ir Maikas Skotas. Grąžins kamuolį į žaidimą, 48-23, gražus perdavimas ir 2 taškai. Artūras Jomantas dabar pataiko ir Darius Gvazdauskas. Na, prieš rungtynės Gediminas Petrauskas apie dvikovą minėjo, kad visų pirma svarbiausias akcentas yra sulaikyti varžovų tritaškininkus. Na ir pirmasis tolimas metimas, kuris be jokios abejonės yra labai svarbus, pasiekė. Ir Artūras Jomantas grąžins kamuolį į žaidimą. Paulius Dambrauskas. Artūras Jomantas ir gražus perdavimas, Simas Marėjus krauna. Na tikrai labai geras kėlinys Šiauliams. Na žinoma, negirk dienos be vakaro, bet sakykime geros pusantros minutės. Šiauliečiai patys spėjo surinkti jau 7 taškus. Martynas Linkevičius baudžia. Pelnydamas 13 Juventus komandos taško, Martynas Linkevičius pelno savo pirmosius. Beje, Linkevičius taip pat turi ką įrodyti. Jis buvo atvykęs į Šiaulius praėjusiame sezone. Ir šiai komandai netiko, išvyko, na tiesiog neatlaikė konkurencijos, nes toje pozicijoje Bulinskis. Pavyko Šiauliams apsiginti. Paulius Dambrauskas, Kameronas Arsas, Simas Marėjus bei Artūras Jomantas žaidžia Šiaulių komandos penketuke. Džermeinas Lavas, Brenonas Vudas, Artūras Valeika, Ernas Labuckas bei Valdas Vasiulis. Toks yra Lietkabelio penketukas. Gražus perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Pagalba, greitas išpolis, atgal Dudzinskis, labai greitas metimas, taigus, netaiklus Marėjus, kaip kovoja po krepšių ir po Vaidotas Volkus, kuris pradėjo visas 3 rungtynės nuo pirmųjų minučių. Šiandien pirmąjį kartą jis kol kas paliktas ant suolo. Na ir taip pat startinėme penketuke. Gerai, dabar statų užtvarą Semas Marėjus. Leidžia Kameronoje ir išmesti logišką metimą. Na ir čia jau toks atodas. Maikas Skotas. Laiku atlieka metimą, bet nepataiko Semas Marėjus. Atkovotas kamuolys po varžovų krepšio. Gintaras Leonavičius. Karolis Guščikas, Simas Marėjus atkovoja kamuolį ir pelno taškus. Mes visi palaikome Žalgirį, būtų smagu, kad ten kauniečiai atsitiestų, taip pat kaip Dzūkai šiame mače. Marėjus ir Guščikas abu turėjo po idealią progą, abu jų. Artūras Jomantas. Sudėtingas Jomanto metimas netaiklus, Simas Marėjus atkovoja trečiąjį dienos žvaigždžių tritaškį. Iš 12. Šiaulių komanda pataikė. Argentinoje laimėjo, o čia blokas, kurį išrašo Simas Marėjus. Nėra daugiausiai 2 tolimus metimus iš 2 ir 2 dvitaškius iš 2, 64-54. Perima kamuolį Marėjus ir krauna jį iš viršaus, kol kas turbūt gražia. Išvedama šį kartą metikas Kameronas Arsas, kuris tikrai gali pataikyti ir labai sėkmingai atakuoja iš 3 taškų zonos. Taigi Dzūkai šiandien tiesiog yra maudomi. Kad ir šis epizodas dėjimas. Užsibuvo baudos aikštelėje, kol kas jį galima sakyti tik auklėje. Ruošia krepšinių Andrijus Urlepas. Buvo žinoma Tomo Urbono labai sėkmingų rungtynių, kai Edas Nickus treniravo Kauno rajono LSU atleto. Puikus perdavimas. Jos aukštą ūgį. Tiek tas pats Julius Jucikas ypatingai sėkmingai žaidžiantis puolime. Man čia dabar Jeffrey Robinsonas ne visai sėdas ant atsarginių žaidėjų suolo, prasižengęs jis jau yra 2 kartus. Ir Tomas Urbonas rungtyniaus. Urbono numeris yra 23. Simas Marėjus. Vikresnis Simas yra už Tomą Urboną, kuris tikrai labai lėtas vidurio puolėjas. Kiek tik 1 tašku. Žuža, netikslus perdavimas jam. Ir toliau atspėja sumanymus Šiaulių komandos gynybą, kuriuos organizuoja Lietkabelis. Semas Marėjus. Dudzinskis drąsiai iš toli meta ir pataiko. Užtvara Rokas Grinius, bando 2 prieš 2, čia perdavimas ir perima kamuolį Šiaulių komanda. Semas Marėjus, greita ataka, perdavimas atgal, Deivas Dudzinskis, 2 taškai su pražanga. Numeris žaidžia Andrius Aleksandrovas 33, Darius Gvazdauskas 9, Tayloras Kingas 31. Ir taip pat rungtyniauja Darius Gvazdauskas 9, Tomas Gaidamavičius 13. Tokie yra žaidėjai. Brendonas Vudas. Atrodė neblogas perdavimas Vasiuliui. Kamuolio pagauti nepavyksta. O čia dar kartą Paulius Dambrauskas.